Darbuojamės Rimanto ir Felikso Stepanovičių ūkį. Žemių kiekis apie 1800 hektarų. Žieminio rapso turime apie 650 hektarų. Šiai dienai mėginam nuimti derlių, būtent Arnoldo veislę. Sekasi sudėtingai, nes įtakoja labai orai. Derlius kaip ir džiugina. Šiai minutį atvažiavę kulti esame apie 150 hektarų Arnold sėklos. Dirbame su 3 rotoriniais kombainais John Deere. Jeigu orai leidžia ir viskas gerai, tai į dieną apie 110 hektarų nukulam. Visas kolektyvas smagus, džiugauja, bet šiai minutį sutrukdė darbus lietus. Iš rudens Arnoldas pasėtas buvo ganėtinai turbūt anksti apie 08, kokia 14 ir atrodė visai neblogai, ant galo net labai gerai, o pavasarį lyg sustresavęs buvo, bet daugiau labai greitai šoko į viršų, atsigavo ir neatsiliko nuo visų. Kombaininis parodinimus turim apie 4,5 tonos iš hektaro. Šiai minutį drėgmė apie 13 sandėlį, kaip ir didoka, bet nebeturim ko laukti. Reikia kulti, dirbti, bėgti į priekį. Planuose vėl yra Arnoldas, Excitedas sėkla. Planuojama iki 700 hektarų užsėti, bet aišku viską padiktuos orai, gamta. Kaip spėsim, kiek paspėsime užsisėti. Bet jau sėkla guli sandėly, laukia savo laiko. Planuojam per 2 dienas užsibaigti rapso kūliavą ir iš karto važiuosime į kviečius. Kviečių pagrindinė sėkla yra Brightas, o kiek ir ko ten bus, pamatysim, kaip nuvažiuosim. Jeigu gerai seksis nuimti iki kviečių derlių, tai ir rapso planuojamas kiekis turbūt bus toks, kokį minėjau prieš tai. Būtent renkamės Arnoldą, nes labai daug diskutuojama yra su kolega Valdu iš Skandagros, bendrų nutarimų, su Valdo pagalba ir pasirinkom Arnoldą. Su Rimantu darbuojamės jau arti 20 sezonų. Skandagroje dirbam 10 sezoną. Yra smagu atvažiuoti į tokį aukštos kultūros ūkį. Dabar vyksta javapjūtė. Orai nelepina, trukdo, bet rapsas artėja į pabaigą. Likę paskutiniai 100 su trupučiu hektarų. Kuliam Arnoldo veislę. Tikrai ūkininkai patenkinti rezultatu. Derlius geras, aliejus geras. Vienas, kas tik tai trukdo lietus ir dabar pertrauka tarp kulimo, kadangi ką tik tai lietus praėjo. Arnoldo veislę parekomendavau dėl to, kad viena geriausių Limagreino veislių ir turi visas gerasias veislės savybės, visus genus, ankštarų atsidarimui, kad neišbyrėtų, žodžiu, visos gerosios savybės. Ir derlingumas. Veislė technologiškai auginant duoda tikrai puikų rezultatą. Taip pat negaliu nepaminėti, kad analogiškai antra tiek yra Dekalb, Excited veislės. Irgi derlius labai panašus, viskas tikrai labai gerai yra. Ir jeigu viskas tvarkoj, tai su Rimantu jau susidėliojom būsimam sezonui. Pagrindas tos 2 veislės per pusę, jeigu leis gamta atlaisvint laukus, bus pasėta tiek Arnoldas, tiek Excitedas praktiškai 700 hektarų. Žiūrint į auginimo technologiją, Rimantas visada yra labai imlus žmogus naujovėms ir kada atsirado pas mum naujas produktas Inobrasika, tai nedvejodamas pasirinko ir tą produktą ir dabar galbūt vienas iš to gero derliaus veiksnių ir buvo, kad buvo kartu su sėkla panaudotas Inobrasika inokuliantas. Palyginimui kontrolės neuždėjom, bet matosi sveikesni stiebai. Inobrasika buvo panaudota su visa sėkla. Taip nebuvo, kad nebūtų. Tai vat naujam sezonui vėl lygiai tas pats yra kartu užsakytas ir Inobrasika produktas. Matom dar, kad nenukultas rapsas, jis tikrai ankštaros neatsidarė, laukia tik tai kombainų. Ir tikėtina, derlius bus nemažiau 4 tonos užskaitomų svorių. Todėl Rimantas ir pasirinko būsimam sezonui. Jau patikrintas veislės, Excitedą augins turbūt 4 sezoną, Arnoldas bus 3 sezonas.